Nu labas, Ryti. Ko gero, tai nereikia pristatinėti vienam futbolo žiūrovui. Tai aš tau žemaitišką gal suprasti, ne? 50% suprasti. 5 Nu. Labas, nu prisistatyk, koks tavo vardas? Neilas. Neilai. Nu, tau toj užduotėlį. Rodys 3 nuotraukas. Taip. 3 žmonės iš futbolo pasaulio. Turi Taip. pasakyti, kas jie tokie. Bandysim. Oi, pieta žvaigždžių čia iš pasvalį. Tas, kur jis metų krepšinį, jis ne į futbolo vartus piri. Nu, pieno žvaigždės kažkada buvo, o dabar jis yra futbolo pasaulyje. Kas jis toks? Oba. Čia yra Edgaras Stankevičius, futbolo prezidentas. Lietuvos futbolo prezidentas. Jėzau. Edgarai, labai atsiprašau, kad nepažinau, žinokit, bet... Gerai, antras. Nu, irgi Edgaras. Irgi Edgaras. Jankauskas. Taip, taip. Nu ir trečias. Keins. Keinas. Nu, atidžiau į veidą pažiūrėkit. Nu, Čia yra lietuvis, buvęs rinktinės žaidėjas. Klimavičius. Jo, Klimavičius. Bet kaip Kein, geresnis už Keiną. Geresnis už Keiną. Bandėm prigauti. Nu ir trečias. Čia yra turnyrė lentelė šiandien. Išdėliok 3 komandas sezono pabaigoje. Pirmas 3. Kai baigsis sezonas? 1, 2, 3. Žalgiris be abejo vienareikšmiškai. Be abejo. Antras Žalgiris irgi bus. Nu ir Džiugas trečias bus. Džiugas trečias. Taip, aš. LFF prezidentas. Taip, tai yra Edgaras Stankevičius. Pirmasis asmuo. Čia yra prezidentas Stankevičius Edgaras. Labai teisinga. A nesuklaidėno krepšinio programą? Ne, šiandien draugus turi. Pirmasis. Kas jis toksai? Nu, pabandyk. Čia su futbolu, čia tas. Čia su futbolu. Nu, čia mūsų federacijas. Prezidentas. Čia yra Edgaras Stankevičius, labai teisinga. Ai, čia tipo pakeitėt. Biškis, kad būtų sunkiau. Nu, o antras. Arnai, tu pažiūrėk. Jankauskas. Edgaras Jankauskas. Teisinga. Nu ir paskutinis toks. Harry Maguire'as kažkoks. Harry Maguire'as. Harry Keins su pakeisti kažko. Pakeisti, jo, čia ir lietuvis. Harry Keins pakeisti, taip jaučiu. Ne, čia yra Arūnas Klimavičius, Lietuvos rinktinės žaidėjas PFA įkūrėjas. Prezidentas. Prezidentas. Edgaras. Jankauskas. Ne. Stankevičius. Su pavardė man sunkiai. Nu? Tau užduotėlį. Rodys 3 nuotraukėlis iš futbolo pasauliaus. Turi pasakyti, kas jinai tokia yra. Pabandysiu. Pabandyk. Pirmasis. O kur, papauliau. Pasistenk nesikeikt baisiai. Nežinau. Ne. Krepšininkas. Ne, čia ir ne krepšininkas, čia ir futbolo pasaulios atstovas. Nežinau, nu iš kur man žinoti. Čia yra Edgaras Stankevičius, Lietuvos futbolo federacijos prezidentas. Buvo. Pirmasis. Dieve, brangus, pėnas žvaigždės. Tas federacijos prezidentas. Jo, Edgaras Stankevičius, labai gerai. Pirmasis. Ko čia dabar? Nu, kas čia toks ir? Aš čia toks ir neįmatau gerai. Nežinau, kas čia toks. Prezidentas. Kažkur matytas. Čia yra Lietuvos futbolo federacijos prezidentas. Nu, pirmasis. Ne futbolininkas, tas yra Danilevičius. Ne. Ne Danilevičius, tas iš valdžios. Iš valdžios, jo. Čia yra prezidentas. Nu, bent jau pareigis, o ne? Prezidentas. Čia yra Edgaras Stankevičius. Taip, sumanšiau. Jankauskas. Jankauskas. Nu ir trečias. Čia yra tas kiklys, ne. Nu, pabandyk. Kuklys, ne. Ne. Vema. Iš arčiau. Žinau, Klimavičius, ne Klimavičius. Jo, labai tiesiog Klimavičius. Bandžiau suklaidinti, uždėjau Harry Keinų vaikutį. Beveik taip, visai pagalvojau. Nu ir paskutinis, šį ir turnyrinį lentelį, ką atrodo šiandien, ką tau manim sezon pabaigo išsidėstys pirms 3. Kas laimės ir užims prizinis veids.
Taip, manau, kai bus. Taip ir paliks. Jo. Žalgiris, Hegelman, Kaun Žalgiris. Taip. Antrasis. Nu tai čia yra irgi Edgars. Kas? Edgaras Jankauskas. Jankauskas, tikriausiai. Nu, Lietuvos tai- nacionalinis nu. rinktinis treneris. O antras? Jankauskas. Jankauskas. Čia ir Jankauskas Edgars. Jankauskas. Jankauskas. Edgaras Jankauskas. Lietuvos rinktinis treneris. Taip. O rinktinis treneris. Antrasis. Edgaras Jankauskas. Edgars Jankauskas. Jankauskas. Edgars Jankauskas. Labai gerai. Ble, žinau ton. Žinau, nu bent pareikis Jankauskas. Jankauskas. Nu, Lietuvos rinktinis treneris. O antras. Jie, UEFA čempionas, idėjom Sauliauką laimėjai. 2004 metą Porto Edgaras Edgaras. Jankauskas. Jankauskas, teisingai. Jankauskas. Rinktinis treneris. Jankauskas. Edgars Jankauskas. Taip. Rinktinis treneris. Jankauskas. Edgars Jankauskas. Teisinga? Gerai, o antras. Čia yra Jankauskas treneris rinktinis. Nu, 2 iš 2. Keura, ne? Kiaura. Nu ir paskutinis. O čia ir Klimavičius, už Panevėžį žaid Klimavičius. Ar nes nesuklaidina Anglijos Ne. rinktinis vaikui? Ne? Bet biški užnešė Harry Kane. Biškui ne. Iš tikrųjų užnešė. Da, nu ir paskutinį tada. Čia ir šiandien situacija turnyrinė lentelė. Išdėliok 3 komandas, ką pasibaigs sezonas. O šiavęs dėliujus. Nu, dar sik padėliau. Lygiai taip bus, kaip ir. Taip kaip ir Žalgiris, Hegelman, Kaun Žalgiris. Taip. Ir trečiasis. Nu čia yra tas panašiai Harry Kane, bet čia yra podcastas, kur veda. Taip, tai yra Arūnas Klimavičius. Klimavičius, taip pat Lietuvos rinktinis žaidėjas. Bandžiau taip apgauti, bet nepavyko. Nu ir paskutinis tad klausim. Šį ir šiandien turnyrinė lentelė. Tai kaip sezon pabaigo atrodys pirmas trejetoks? Pirmas trejetoks. Taip ir atrodys kaip dabar. Taip kaip yra Žalgiris, Hegelman, Žalgiris. Kaun Žalgiris. Aha. Nu labas, matau, čia jau vienas iš vyresnių ultra fanų. Vardas. Lens. Lins. Lina, tau trumpą užduotėlį. Parašyti Lens. Tau trumpą užduotėlį. Nu. Rodys 3 nuotrauks iš futbolo pasaulio žmonės, tu turi atspėti, kas netokie yra. Gerai? Davai. Pirmasis. Pieno žvaigždė, čia nežaidės. Nežaidės. Ne, čia krepšinė aš nepažįstu. Ne, čia yra futbolo pasaulio žmonės. Ai, futbolo pasaulio. Nežinau. Čia yra Edgaras Stankevičius. Geras. Lietuvos futbolo federacijos prezidentas. Labai jau pažinau. Nu, čia ir Jankauskas. Jankauskas. Nu ir trets. Oi. Nu, čia kapitonas anglų. Kins. Nu, atidžiau pažiūrėk, ar tikra? Ak, tu žaltys pakeitinta. Da, čia jau pakeis. Čia ir lietuvis, Bovis rinktinis žaidėjas. Čia yra Arūnas Klimavičius. O, Nu ir paskutinis. Šį ir Gerai. turnyrinį lentelį. pagaitinam. Išdėliau, kaip sezon pabaigo atrodys trejetoks. Žalgiris, Hegelmans, Džiugs. Džiugs. Nu, O viskas. antras toks atsakėms, kad Džiugs bus trečio vieto. Kitam negali, aš antros nenorėjau imti, nes užtenka trečios mes Gerai. galvojame. Na ir paskutinis irgi biški pasunkins, pabandyk. Keins. Nu, dar atidžiai pažiūrėk. Arba Vasiliauskas. Ne. Čia biški toks pasunkint užduotis. Čia yra Harry Kane su maikuti, bet čia ir ne Harry Kane, čia ir lietuvis. Žalgiris? Ne. Žalgiriaus? Čia yra Arūnas Klimavičius, tas, kur ved podcastą laidą, buvo jis rinktinis žaidėjas. Ir dabar nuomok, nebijau, šviesi dėklį plaukų. Gerai, įsižiūrėk. Ne, tas Klimavičius. Klimavičius, žiauriai gerai. Matė, tu pataikė, daug žmonių prašaun, sako Harry Kane. Ne, iš numeros. Iš numerio. Ir trets. Keins. Keins? Jo. Nu, pažiūrėk iš arčiau. Blemba. Ne Keins. Ne Keins. Bet su Anglijos Maiks. Jo, bet čia ir lietuvis. Nu, nežinau, tad pasidarau. Čia yra buvęs rinktinis žaidėjas Arūnas Klimavičius ir... Buvau tai mintis, bet Jo, kaip matai podcast, kur ved, pasimoviau. Keins, ne. Ne, bet liek panašus į Keiną. Ne, labai panašus į Harry Kane, bet čia ne Harry Kane, čia yra Lietuvos rinktinis žaidėjas buvęs. Tad nežinau. Podcastą laidos vedėjas. Ai, buvo. Badraičio draugėlis. Nu, Arūnas Klimavičius. Supratau. Vos nepanašus į Gediminą Macevičių, bet čia ne jis. Ne, čia Anglijos. Tas, kur
Puolėjas. Aš jau bandžiau tave apgauti, bet čia ir ne Harry Kane. Čia ir Lietuvos Boys rinktinis žaidėjas. Labai panašus, ne? Jo, čia yra Arūnas Klimavičius. O. Nu ir paskutinis. Harry Kane. Harry Kane, jo atidžiau pažiūrėk. Čia kažkoks Montis, Donatas. Donatas Montis. Bandžiau apgauti, tai išdėjom Harry Kane marškinėlis, bet čia ir Bovis rinktinis žaidėjas, ved podcastas laidas ir profesionalių futbolininkų asociacija įsteigęs. Tai čia prigavam, sako, ne? Jo, prigavom, bet pabandyk iš veido, ne? Ble, nežinau. Arūnas Klimavičius. Paskutinis. Tas iš Panevežiaus, ką pats įblėti. Žinau, ves pats žaidžiu. Eis žaidis net? Vieno komando ar priešas? Vienu. Vieno komando netgi, Panevežį. Nu. Nu ir turi negali pasakyti. Užstrėga, nu. Nu, ved podcasto laidas, nu. Pabandyk. Žinau aš. Arūnas Klimavičius. Atek, dar nepabėg. Išvardink 3 komandas, kaip sezon pabaigo, katros bus Perms 3. Žalgiris. Žalgiris, Vilniaus Žalgiris Perm. Nu. Kas toliau? Kauno Žalgiris. O antri? Hegelmans 3. Žalgiris Perms. Hegelmans 2. Kauno Žalgiris 3. Taip bus. Taip pasibaigė. Gerai. Taip, pasibaigs kaip dabar, tik tas Žalgiris su Džiugu apsikeis vietom ir Džiugs bus 3. O, Perms kitoks atsakymas. O, Ačiū. prašau. Sezono pabaigo Žalgiris 1, viskas aišku. Kauno Žalgiris 2. O, Hegelmanas 3. Manau, kad Žalgiris. Vilniaus Žalgiris Permi. Hegelmanas 3 ir Kauno Žalgiris 2. Žalgeris, Hegelmans ir Džiugs. Džiugs? Taip. Už Džiugą? Taip. Gerai. Pirmas 3 sezono pabaigo. Nu, manyčiau, kad ką bebūtų Žalgiris, tada Telšė. Telšė antri. Nu, Hegelman. Ir Hegelman 3. Į 3, ja. Nu, aš matau trejetok, taip ir užbaigs. Vilniaus Žalgiris, Hegelmanai, Kauno Žalgiris. Džiugau niek neduoja. Ne, Džiugs dar nukris, aš manau. Nukris dar. Nes, būkim biedmi teisingi. Aišku, mes pasiekėm, kiek galėjom, bet aš noriu, kad būtų aukščiau. Ne, būkim biedmi teisingi. Mes būsim viduje. Pirmasis. Tas prezidentas futbolo. Taip, Edgaras Stankevičius. Nu, kažkoks. Pirmasis. Nežinau. Čia ir Lietuvos federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius. Pabandom. Pirmasis. Žinau, bet nepasakys dabar. Tas prezidentas. Prezidentas. Gerai, Edgaras Stankevičius. Pareigas labai gerą pataikė. Pirmasis. Šitas prezidentas. Prezidentas. Labai teisingai. Edgaras Stankevičius. Pirmasis. O čia iš tikrųjų? Iš tikrųjų. Ulemba nebeatsimenu. Nu, čia ir Lietuvos futbolo federacijos prezidentas. Ok, paprašiau, ką nors. Pirmasis. Nepažįstu. Nepažįst? Čia yra prezidentas. Palauk, pažiūrėdo. Nu, pažiūrėk, atidžiau. Ačiū Danlevičius. Ne. Stankevičius. Teisinga. Nu ir paskutinis. Ne Keins panašus. Čia visus bandau prigauti su ta nuotrauka. Nežinau. Nežinau? Ne. Čia ir Boys rinktinis žaidėjas, ved podcastą laidas, įkūręs. Klimavičius. Labai teisinga. Nu ir paskutinis toks. Keins, bet čia biškai apgaulis. Aš žiūriu, kažkas netiep, čia miksas nuotraukas. Čia ir lietuvis Bovis rinktinis žaidėjas, ved podcastą laidas, įkūręs profesionalus futbolininkų asociacijai. Nežinos. Čia yra Arūnas Klimavičius. Ok. Šitas lietuvis, Garis Keins. Garis Keins. Čia biškai yra apgaulis. Čia ir lietuvis, Bovis rinktinis žaidėjas. Ved podcastą laidas, profesionalių futbolininkų asociacija įkūrė. Arūnas Klimavičius. Klimavičius. Klimavičius, Panevežis čia.
Nu labas, Ryti, ko gero, tais nereikia pristatinėti vienam futbolo žiūrovui, tai aš tau žemaitiškai gal suprasti, ne? 50% suprasti. Pemum. Nu. 3 nuotraukas, 3 futbolo žmonės. Pasakyk, kas jie. Gerai, Pirmasis. važiuojam. Edgaras Stankevičius, mūsų federacijos Nesuklaidino pienų žvaigždžių vaikėlį. Nesuklaidino, mes žaidėm kartu krepšinį. Kartu žaidė Maždaug krepšinį. panašiais laikais esam kartu žaidę Kaune. Na, antras, Edgaras tau Jankauskas. per lengvi, čia, žinai, buvo. Čia nėra kalbų, mūsų nacionalinės rinktinės treneris ir vienintelis lietuvis UEFA čempionų lygą laimėjęs. 2-4 Porto. Portų, taip, su Žuze Mūriniu. Nu, čia Arūnas Klimavičius ant Hario Keino. Jo, irgi nepavyk prigauti. Ne. Labai greit Su Arūnu susigaudėm. dirbom per Europos čempionatą, labai šaunus vyras, šaunus futbolininkas buvo, malonu dabar vadint kolega. Nu ir paskutinis, tau čia lentelė šios Jo. dienos. Išdėliok pirmas 3 sezono gale. Nu, žinokit, pirmos 2 nesikeis. Žalgiris čempionai, Hegelmanas 2, 3 vieta. Žinokit, Dabar jau lengviau Džiugas pralašė. aš norėčiau, kad Džiugas, bet aš manau, kad mes pradėjom su tikslais likti lygoj. Tai 4-5 vieta čia aš prieš manau, sezoną, bet kuris Telšiškis pasirašytų ant 4-5 be abejo, vietos. be Nu, gal lyg, žinokit, Kauno Žalgiris Černychą atsivežė vis tiek. Galvoju, išsilaikys irgi Europoje, bet per taurę labai daug spręsis. Taip, labai daug. Taurė, kas laimės, gali Europoje išėti, kaip Transinvest išėjo, tai ten atviras klausimas. Nu ir dar truputį apie Europą. Turim 3 komandas Europoje. Jo. Turėjom 3. Viena Jo, jau krito, jo. tai tolimesnis etapas, kaip manai. Nu, Panevėžys nustebino visus. Jo, labai nustebino. Helsinkio komanda ne tik, kad nugalėjo, bet kaip sunešiojo pirmos rungtynėse namie. Dabar turės Balstogės Jagelonija, Lenkijos čempionus. Nu, sunku kažką prognozuoti, vėl favoritai vis tiek Lenkai, bet nėra neįmanomas varžovas. O žinant, kad Panevėžys po to kristų žemiau į Europos lygą konferencijų, tai Panevėžiečiai gal ir gali į grupės iššokti, žiūrėk, jeigu pasiseks. Vilniaus Žalgiris sunku pasakyti, bet atrodo geros formos šiuo metu. Transinvest, manau, su čekais, nu jiem pirmas blynas, aš iš jų daug nesitikiu, bet garbingai tikiuosi su kovos. O šiauliečiai, nu ką, Talino Levadiją pamatėm, turi gerų brazilų, biški per stiprus buvo. Jo. Nu tai, ačiū tau, Ryti. Ačiū jums. Sėkmės. Sėkmės. Sėkmės.